Tai grįžtame į garažą, turim jau atvažiavusių detalių naujų, šitų dalių nepavyko suremontuoti, viskas ganėtinai pavargę, lygiai taip pat ir su galinė skarda, kadangi sena jau ten galima sakyti skudurinė tokia. Visos kitos detalės irgi pradėtos ruošti dažymui, klijavimui, galima sakyti, tai tenais irgi nemažai dar darbelio po audinio sutvirtinimo dabar yra. Dabar noriu pasidaryti tai vieną darbą, kuris jau pas mane nuo pernai rudens turbūt užsilikęs. Ir noriu užsidaryti ten esančią skylę, kad visiškai būtų sandaru. Dabar buvo originaliai viskas, originalios gamos ten įdėti normaliai neįeina su shifteriu MP parts. Ir turiu ten tokią bjaurią problemą, sakykime, kad yra mikroskylės, per kurias gali patekti vanduo. Bandom tvarkytis šiukšlyną, išsiemam sėdynės, traukiam kempą ir pradedam pirmosius pasiruošimo darbus, galima sakyti. Prie plokštelio suvirinta, atrodo viskas kaip ir neblogai. Nusišveičiau savo suvirinimo siūlės gražiasias, viską susigruntavau. Atrodo šita vieta daugiau mažiau bus paruošta, beliks tik tai nusidažyti. Tai dabar, kol laukiu, kol sudžius gruntas, mes galim keltis kitą kelią. Atvažiavau aplankyti servisą, kaip hibridai sekasi, tai Edgaras baigė įsidėti variklį, Lapinskas turi updėtų jau ir pas savo demoną, tai yra jau ir lankai sudėti. Tai galima bus greitai važiuoti testuotis, tai laukia dar porą detalių pas Lapinską, o Edgaro mašina į pabaigėlę. Tai Lapinskai papasakok apie kompaktą, kokių updėtų turi. Įdėtas rollbaras jau, nudažytas. Pilnumo išdažyta, prisukta, diržų tvirtinimas padarytas, įdėta kėdė, dar laukia shifteris, priekinis radiatorius pakeistas aušinimas. Kiauras buvo didesnis? Kiauras. Kiauras, jo, jau bėgo. Dar modifikacija gazo pedalė, galiu parodyti. Varžtelis. Čia buvo spaustas gazas, nesąmoningai ir nulūžo. Be proto? Be proto, jo. Tokių smulkesnių darbelių, tai liko valytuvus pasižiūrėjo, dėl ko neveikia. Magą įsidėti. Svarbiausia, kondicionierių įsipildyti, magą įsidėti. Jo, iš tų rimtesnių tokių darbų. O daugiau kaip ir viskas jau čia. Praktiškai galima testuoti jau jį. Reduktorių pasikeičiau dar irgi. Buvo tas perdavimas, tas ilgesnis, nelabai man patiko, dabar 338. Bandysim. Reikia testuoti? Jo, dabar tik testai. Reikia testuoti. Tai kraunam, laukiam shifterio, kraunam shifterį ir testuojam? Gazuojam, jo. Spėsi protestuoti dar prieš etapą? Tai aš manau, gal net nežinau. Šią savaitę jau gal nelabai, kitą savaitę jau būtinai reikia važiuoti ir žiūrėti. Tai vat. Tokios žinios. Tokios žinios. Gerai, einam pažiūrėsim, ką pas Edgarą, kokios žinios.
O ką tu nori, kad papasakočiau? Nu, tai papasako, kaip tau sekėsi, kaip tu gyveni Nissan update kokį. Tai kad update'ų nėra. Tai kas vyksta, papasako. Gerai, va. Patildink, biški, patildink. Baigė? Ne, dar. Zatrys, važiuojam. Gerai, nu tai papasako, kas vyksta pas tave, kaip sekas ruošti sezonui. Tai žiemą buvo daug planų, aišku, nieko nedarėm. Per visą žiemą. Kokie planai buvo? Ant kalnų nuvažiuoti paslidinėti? Panašiai, ne, norėjau, buvo minčių turbą kitą dėt. Taip ir liko mintim. Tai tiesiog išėjom variklį, atsidarėm, pasižiūrėjom, ar viskas gerai, staigmenų nėra, dedam atgal. Ir Ignas liepė į Matsūrį važiuoti, tai važiuosim į Matsūrį. Profilaktinis remontas buvo variklio? Ja, pasitikrinom indeklus, pasižiūrėjom, kaip ten viskas viduje atrodo, viskas švaru, gražu. Sudėjom atgal ir tiek. Pakeitėm švaistiklinius indeklus, nes nežinau kodėl, bet pakeitėm. Turbūt todėl, kad tiesiog. Ir viskas. Kad kažką pakeist, bent jau, kadangi išimtas. Jo, ir viskas. Nu, toliau viskas vietoj. Nu, reikia surinkti mašiną, bandyti ar važiuoja. Viskas turbūt. Viskas. Kaip pasiruošimo, nu. Nu jo. Tai va, tiek reikalų. Baigė atgerinkti mašiną, baigė Lapinskas Demoną savo. Aš važiuoju atgal darbuotis prie garažą, prie Kulio. Tai reikia visas mašinas ruošti dabar apklijavimui, paruošim kėbulus ir galima bus ramiai tada jau vežti mašinas apklijuoti ir laukti pirmų varžybų. Atvykom į Kėdainius, Lapinskas bandosi kompaktėlį jau savo Demoną trasoje, atvažiuoja pirmuosius ratus, oras ne pats blogiausias, bet lyg tai bando neaukstytis. Tai tas lietus kaip ir ne į blogą mums, nes pataupysim padangų ir galėsim ilgiau pasivažinėti. Tik tai viena problemėlė, kad valytuvai neveikia ant Demono, gali tekti ieškot būdų juos pataisyti ant vietos. Žodžiu, bandom važiuoti, testuotis ir žiūrėti, kaip čia viskas toliau seksis. Nu, kaip įspūdžiai? Įspūdžiai padarius pirmus ratus, nu, kiek kitaip tikėjausi, bet šiaip nėra labai blogai. Visiškai kitaip važiuoja negu, aišku, mano pagrindinė mašina, bet... Geriau? Jau, daug geriau. Daug geriau. Tai va, bandom naujus žaislus. Rokano shifteris. Šiaip gan tikrai neblogai viskas čia veikia. Tai už tokią kainą, tai ta prasme per gerai veikia. Beveik kaip standartas, žinai, kaip būdavo anksčiau Šileiko standartas, susikimo, kur biudžetinis variantas, kur, nu, geriau kaip ir nelabai ką rasi. Rokano shifterio irgi standartas naujas. Jo, viskas tvarkoj. Čia visas, šitoj mašinai visas tas standartas ir yra. Šileikos lokas, shifteris, ta prasme viskas veikia, viskas puiku. Raidarkas labai nustebino, atsisėdu į saloną, nieko negirdžiu, mašina tyliai dirba. Užsidedu šalmą, iš vis tylų ramu, kaip miškelis vaikščiočiau. Tai tas žiauriai fainai, tas man labai patinka. Nėra to triukšmo bereikalingo. Jo, komfortas. Jo, komfortas, jo. Kaip ir sakiau, įsipildyt kondiškę beliuką iki pilnos komplektacijos. Teisingai, taip. Viskas, ką? Krauk šalmą, važiuojam.
Ką, atlaikė? Neatlaikė tik padangos. Sanka atlaikė. Demonas Galiūnas. Treniruotė šiaip užskaityta, labai patiko, labai smagu prisimint, kai važiuot. Liko išspręsti keletą bėdelių, aš skaitau čia tik smulkmenos. Tai va, išspręsim jas ir bandysim važiuoti toliau gvildenti šitą daiktą, juodą demoną. Ir artėjom prie pirmų varžybų, kuriuose stengsimės pasirodyti kuo geriau. Iki greito. Iki greito. Tai demonas puikiai atlaikė net ir žvirenkės. Tai jeigu atlaikė jas, tai manom, kad niekas nebaisu jau daugiau. Dėkui, kad žiūrėt Chebrytę, mes grįžtam darbuotis į garažus ir iki sekančio.